Sveiki gyvi. Kaip gyvenat? Darau tau tokį pranešimą. Atsiprašau. Noriu pakalbėti apie situaciją su daktaru Sebi. Ir pakoreguoti, nes mato, daktaras Sebis buvo, kaip jisai, juodas žmogus, jo. Michael Jacksono gydytojas. Vat, nesenai visai jį ten, galim sakyti, gal nužudė, sakykim, taip, žmogžudystė buvo, nes jisai policijos prieglaudoj kameroj buvo šiaip taip patvarkyts. Pasakysim, dėl ko jisai, kodėl jisai vis dėlto buvo patvarkyts, tai dėl to, kad jisai paprasčiausiai pasena ir įseka ir nusilpa. Ir nebegalės savęs apginti. Va dėl to. Paprasčiausiai, pasena žmogus jau. Ir vat, jo tą darbą bando tęsti kiti žmonės. Ir va matėm, vat, norėjo apie daktarą Sebį paviešinti Nipsey Hussle, žinomas reperis, ir iš karto buvo va sušaudytas, nes jisai darė tą dokumentinį filmą apie daktarą Sebį, bet dėl ko aš dabar va šitą video darau, tai kad toliau tęsiamės reikalus apie daktarą Sebį, reiškia. Man buvo istorija tokia, dėl ko aš priėjau prie daktarą Sebį. Mano istorija buvo tokia, kad aš dirbdams Anglijoje labai daug darbų ir ten tiesiog sugriuvo sveikata per gyvenimą, mano gyvenimo įtemptas yra greitis ir aš nugarą nebelaikė, po to karkasus medinius stačiau, ten statybos ir taip toliau ir dirbau daug fizinių krūvių labai stipriai. Ir po to mano sveikata sugriuvo tiesiog. Ir reikėjo ją sutvarkyti ir aš pradėjau internete ieškoti, kaip čia viską daryti ir vieni dalykai buvo efektingi, kiti neefektingi. Ir aš tada pradėjau žiūrėti, tikrinti tuos pačius būdus patikiamus internete. Paprasčiausiai man labai nepatinka, kai man kažkas meluoja gyvenime, aš iškart matau, jaučiu. Yra, pavyzdžiui, internete parašyta ir aš, jeigu paimu kažkokį tai parašytą sprendimo būdą ir jis yra neveiksmingas, aš iš karto jį priskiriu prie melo arba kažkokias sąlygas, gal kažkas netitinka, gal aš kažką negerai darau, bet šiaip tai, keista, žinot, parašo internete, kad ten tau nuo kažkokia tai augalą labai bus gerai, bet tu įsidedi tą augalą, dedi ir nieko tau nebūna jo gerai. Pavyzdžiui, tarkim, ciberžalė, nors vien čia žmogus nuo ciberžalės kažkas pagerėja nors vienam žmogui. Nepagerėja dėl to, kad negerėja nuo ciberžalių. Ciberžalė yra hybridinis augalas pagamintas iš imbiero. Tai dabar gerai, persikeliam dabar toliau. Reiškia, kame buvo reikalas toks, kad aš besigilindamas į tuos melą ir nemelą, trušiuodamas melą nuo teisybės, nes vieni metodai internete prašyti gydymo būdai yra efektingi, o kiti neefektingi, tai aš pradėjau trušiuoti. Ir betrušiuodamas po daug metų iš tikrųjų, nes atrušiavimas prasidėjo senai, o iki daktarą Sebį aš priėjau po daug metų. Ir priėjau ir pamačiau, kad jisai tą, ką aš jau darau, nes aš jau pradėjau atrušiavinėti, jau čia senai, pavyzdžiui, aš esu grupiai toj, buvo tokia žaliavalgių grupė ir senais laikais aš jau pasakiau, kad česnakų negali valgyti. Jau aš prie tos informacijos buvau prieš, dar daktarą Sebį aš nežinojau, bet žinokit, mane taip žaliavalgių grupė už tai, kaip sakant, mane už tai iš ten, žinokit, ir išmetė. Mane išmetė iš žaliavalgių grupės, kad aš sakydavau tiesą. Kai aš rasdavau melą, atrušiuodavau nuo tiesos ir aš žaliavalgių grupiai bandydavau Lietuvoje pasidauginti su tą informaciją, kad žiūrėkit žmonės, mes apgaudinėjame, esame internete ir taip toliau. Ir mane, žinokit, blokuodavo, mesdavo, trindavo tos pokalbio, tada ką nors, dėl to, kad paprasčiausiai žmonės netik tom. Jie toliau burokėlius, tos visus burokėlių sultis gers ir galvos, kad čia pasveiks, arba morkų sultis ten, kaip sakant, gers ir galvos, kad akis pasveiks. Nors vienam žmogui pasveika akis nuo morkų sulčių. Bet visur rašoma, kad oi, morkų sultis pageria. Tai va, tai reiškia, žiūrim dabar toliau. Reiškia, aš prieinu prie daktaro Sebį ir matau, wow, jisai tą patį daro, ką ir aš. Aš žiūriu, wow, jisai jau ir matau atitink. Pavyzdžiui, aš česnaką jau buvau supratęs, jau pajutęs, kad jisai man labai blogai ir aš apie česnaką istoriją sužinojau ir tą visą egiptiečių faraonų, tą visą reikalą, tą visą konservavimą ir taip toliau, ten visas tas susijęs su tom mumijom, su česnakais. Ir man nuo to karto pradėjo dar gilintis ir vienu žodžiu, žiūri atitink mano žinios su jo žiniom. Ir aš tada pradėjau naudoti jo žinias giliau ir giliau. Aš žiūriu, kad jisai rimtai padirbėjęs yra to klausimu, atrušiavimo hibridų nuo ne hibridų. Ir pasileidau į jo sistemas, pažiūrėjau, kaip jisai daro, nes su vaistažaliam save gydžiau ir pirkdavau visokias vaistažalių programas. Ir jos būdavo vienos efektingos, kitos neefektingos.
prie jų būdavo pridėdavo, ką galim valgyti, ką negalim valgyti. Ir vat tada, kaip sakant, kai pamačiau, kad tuose detoksikacijų programuose kitų vat, kažkokių tai daktarų siūlomose skiriasi informacija, pavyzdžiui, vieni sako, tą galim valgyti, kiti sako, to negalim. Kiti sako, tą galim valgyti, kiti sako, to negalim. Ir pradėjau tikrinti, kas čia dabar daros, kodėl čia nesutampa. Nu ir sutapo man su daktaru Sebi. Mano žinios, mano tyrimas sutapo su daktaru Sebi tyrimu. Ir aš tokią lentelę Lietuvai parodžiau prieš kokius 4 metus, vat, kad yra augalų lentelė ir pradėjau ją rodyti visiems. Ir kas tik tais patikėdavo ir praktiškai pradėdavo ją naudoti savo gyvenime, iš karto skambinavo man už mėnesio, kokią sakydavo, Giedriau, mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Niekada nebūčiau pagalvojus, kad čia buvo problema morkose, burokėliuose ir ten bulvėse, brokoliuose, kopūstuose ir taip toliau. Tai vat, dabar dar ką noriu pakoreguoti, aš matot, kadangi aš ateinu neutraliai, be daktaras Sebi, bet po to daktaras Sebi prijungiau kaip apsaugą ir kaip sistemą, kad negalėtų niekas to nuneigti. Suprantat, kad va to nuneigti negalėtų niekas, aš panaudojau daktarą Sebi ir matot, kad jau vyksta pasaulyje vat, netgi šaudimai, gaudimai ir žudynės, kad tik tais niekas nesužinotų, ką daktaras Sebi kokias informacijas skleidė. Tai mes jau matom, kad atspirties tašką mes turim gerą. Atspirties taškas yra daktaras Sebis, kuris į proteismus yra praėjęs, kurį jau išmeižė, kad jis atseit neišgyda vėžį, atseit neišgyda AIDS, atseit neišgyda diabetą. Jį išmeižė, bandė paneigti, bet dėja atėjo tiek išgydytų žmonių į teismo salę, kad neišėjo paneigti. Tai va dabar žiūrim toliau. Besigilinant į visą tą, dar yra pas mane nesutapimų su daktaru Sebi. Su daktaru Sebi nesutapimų yra keli. Tai yra vandens tema. Reiškia, jisai sako gerti vandenį iš šaltinio, o aš sakau gerti vandenį distiliuotą, dabar pasakysiu, dėl ko aš visą laiką sakysiu distiliuotą, o ne iš šaltinę. Dėl to, kad daktaras Sebis tuo momentu, kaip jisai ten šnekėjo, jis kalbėjo apie savo šaltinius. Jis niekada nekalbėjo apie šaltinį, kažkur tai, pavyzdžiui, Svilės šaltinį iš Šiaulių, pavyzdžiui. Jis nekalbėjo, kad gerti Svilės šaltinį iš Šiaulių vandenį. Jis sakė, gerti šaltinio vandenį, reiškia, bet prieš geriant reikia patikrinti tą šaltinį ir jame turi būti tam tikra tinkama struktūra žmogaus organizmui, kad vanduo būtų. O dabar žemė yra didžiulis užterštumas ir, kaip sakant, netinka gerti belė kokį šaltinio vandenį. Netgi jisai davė ten patikimus tos vandenius, kuriuos gali pirkti, ten buvo gazuotas vanduo, nebeatsimenu dabar dar koks jisai tenais yra, bet kam reikalas buvo, kad aš išbandžiau, ištestavau, o pavyzdžiui, paėmu, geriu ten Svilės šaltinio vandenį ir geriu distiliuotą vandenį ir mano sveikatos lygis geriant distiliuotą vandenį yra 100 kartų kokybiškesnis sveikatos lygis, kūno sveikatos lygis, geriant distiliuotą vandenį, negu, kaip daktaras Sebi sako, vandenį mineralinį iš žemės, bet ką jis nori pasakyti tom, jis niekada nesakė bet kokį ten iš bet kokią šaltinį ištrauktą, jisai turėjo savo šaltinius. Hondūre. Jis įstatė didžiulį tokį centrą ir ten bėgdavo toks vanduo, kurį gali gerti. Bet jeigu tu iš Hondūro aplinkos tos jo išvažiuoji, tai tada tenais nebėra tų šaltinių, tada ta taisyklė nebegalioja. Ir tada lieka tau vienintelis pasirinkimas, tai yra distiliuotas vanduo. Bet distiliuotas vanduo jis dar nėra pakankamai švarus, distiliuotą vandenį dar reikia prasifiltruoti po to su papildomu filtru. Ir tada, kai gauni H2O, jis yra visiškai neutralus ir jisai visiškai nei plauna mineralų, nei ką. Jeigu jis plauna kažką, tai plauna purvus. Ir viskas, kas nepriklauso mum. Tai vieną tokią korekciją, pataisymą padarau, kad distiliuotą vandenį gerti reikia, o jeigu norim mineralinį, tai tada važiuojam į Hondūrą pas daktarą Sebi, ten ir geriam. Toliau, sekantis variantas. Daktaras Sebi sakė, kad pas jį badavimo, pavyzdžiui, sistemos būtų po 40 dienų. Ir kažkas paėm, pasiskaita daktaras Sebi sistemos, jau pradeda badauti po 40 dienų. Iškart pasakysiu, jūs biški pavojingai yra taip daryti. Tai reiškia, žinias reikia, kaip sakant, gauni kažkokias žinias, ir jeigu tu jas praktikuosi visiškai neturėdam sveiko nuovokos ir logiškumo, gali labai save sugriauti. Ką norėjau pasakyti, logiška yra dabar 40 dienų badauti. Ant savo to viso purvo. Daktaras Sebis, kai jis sakė badauti 40 dienų, pas jį buvo visos sistemos. Pas jį atvažiuoji, yra aplinka, yra tau namiuks, kur gyvent gamtuoj, yra sąlygos ir tu, kai badauji 40 dienų, tu guli termo vandenyse, pas jį būdavo specialios tokios vonios, gamtos vonios, kur tu guli ir tenais tavo kūną, tavo limfą aptarnauja tie
terminiai vandenys, į tada tu gali badauti 40 dienų, į tavo vidinę sistemą įsivalo. Bet tai jūs supranta tokį dalyką, kad reiškia 40 dienų gulint terminiuose vandenyse. Aš kartuoju dar kartą. 40 dienų gulint terminiuose vandenyse Hondūre pas jį tam centre, o ne 40 dienų kažkur tai belekur gulint lovoj. Suprantat? Nes lova neduos mineralų arba ten, o už 40 dienų nebepaeisit jau. Nu tai kaip sakant, baigim čia nesąmonės daryti. Visur yra informacija, reikia žiūrėti, tiksliai ją reikia imti. Negalim pusę informacijos paimti ir su pusę informacijos bandyti save sutvarkyti. Toliau dabar kiti netitikimai yra. Atsiminkim, kad mes esam balti žmonės, o daktaras Sebis buvo juodas žmogus. Biški šiek tiek yra skirtumų, ten su melatoninu, ten yra skirtumų su saulės pasisavinimu, skirtumų su vitaminu D, skirtumų, tam tikrų yra skirtumų. Bet tas nieko mum didžiulė tokia nepadaro, aš jau žiūrėjau, nes daktaras Sebis visai minėjo, kad jisai yra juodų žmonių kaip gydytojas ir jisai juodai žmonės rūpinas ir aš žiūrėjau, baltam žmogui, juodam žmogui, kaip čia tie augalai ar tinka ar netinka ir aš galiu pasakyti, kaip sakant, žmogus yra žmogus ir organika yra organika ir hibridiniai augalai tie pažeisti ir nehibridiniai augalai yra nehibridiniai augalai nepažeisti ir nehibridizuoti augalai tink visiems, nesvarbu, tu čia esi iš Azijos, o tu esi čia iš Afrikos, o tu esi iš kur tu nori. Tai yra žmogui skirta, tai yra gyvūnam. Arba gyvūnas, pavyzdžiui, stirna irgi ten nubėgs į kitą, arba gulbė nuskris, pavyzdžiui, gulbė nuskrenda į Afriką, valgo afrikietišką maistą, ir po to grįžti į Lietuvą ir Lietuvoje valgo lietuvišką maistą. Matot, nėra problema gulbėm valgyti prigimtinį maistą, būti sveikai ir gražiai. Taip pat lygiai ir su mumis yra. Mes galim irgi valgyti prigimtinius augalus. Dabar ką dar galėčiau pasakyti, tokie skirtumai. Tai dar reikės tokį atskirą iš visą tokį seminariuką padaryti, tokį visiškai atskirą seminariuką, skirtą tiem skirtumėm pažiūrėti. Bet ką daktaras Sebis dar neturėjo. Daktaras Sebis niekada nei rankų nečiupinėja mumijaus, niekada jis nečiupinėja akmens aliejaus. Dėl to, kad mano tyrimai yra, žinokit, aš ateinu labai iš giliai ir, pavyzdžiui, niekada nebuvo daktaras Sebis padaręs kokteilį, pavyzdžiui, tokį kaip kokį nors ten kokosą, pavyzdžiui, skystis, sultis, drebuločia šaukštas ir mumijaus milteliai, tokį kokteilį. Tai čia yra, žinokit, kosminis kokteilis super sveikatai. Ir daktaras Sebis, pavyzdžiui, tokią kokteilę nebuvo priėjęs jisai. Aš nesakau, kad jisai čia kažką blogą padarė, ar kad jisai blogesnis yra dar kažkas, ar kažką tai į žemę, bet aš ką noriu pasakyti paprasčiausiai, mano darbas yra labai gilus ir labai daug reikėjo čia man, kad visą tą žmonėm pateikti. Žinokit, kai pasakai žmogui, kad burokėliai yra tau blogai, kad kenkia organizmą, arba ten, kad migdolai pasirodo yra hibridinis augalas, kad yra nuodingas ir turi savyje cianido. Ir dėl to tą odelę būn man mirkoma, žinokit, aš susilaukiu tiesiog grasinimų netgi. Susilaukiu net grasinimų. Man grasin, kad burokėlis. Gindami burokėlį man grasin. Tai man. Bet, man tai aš pasižiūriu, galvoju, čia dabar, čia tau tas burokėlis, liktais esminis gyvenime gal dalyks, nori apginti burokėlį, net mane primuš už burokėlį. Gal nori už burokėlį? Ar už morką? Tai ką norėjau pasakyti. Gilinamės gilyn į visą daktarą Sebį temą. Matėm, kad vyka pasaulyje, tą informaciją nenori, kad sužinotų žmonės. Nenori informaciją, kad sužinotų žmonės, kaip sutvarkyti AIDS, kaip sutvarkyti vėžį, kaip diabetą. Nenori. Bet mes jau žinome, ne? Tai man, nebenuslėpsi dabar jau. Teks dabar prisitaikyti. Geros dienos. Viso ko geriausio.